Prisijunkite prie e-sveikata.lt portalo. Norėdami prisijungti prie paskyros, turite paspausti mygtuką Prisijungti ir pažymėti, kad susipažinote su pacientų supažindinimo forma. Tuomet pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų – elektroninius valdžios vartus ar ipasas.lt ir spauskite Prisijungti. Atsidarsime lange, pasirinkite vieną iš lietuviškų asmens identifikavimo būdų. Išsirinkus ir prisijungus vienu iš identifikavimo būdų, prijungiama prie e-sveikata.lt portalo paskyros. Prisijungę prie paskyros, matysite įstaigos, kurioje dirbate specialisto paskyras ir asmeninę bei savo atstovaujamų asmenų paskyras. Pasirinkus norimą paskyrą, paspaudžiamas prijungimo mygtukas ir asmuo atitinkamai nukeliamas į pasirinktos paskyros darbalaukį. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungus prie tam tikros specialisto rolės, galima ją pakeisti į kitas jums priskirtas roles. Tai atliekame viršutinėme dešinėme kampe, pasirinkus naudotojo meniu ir paspaudus mygtuką apačioje Keisti rolę. Tai atliekant nereikia atlikti naudotojo identifikacijos.